Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Šioje pamokoje sužinosite, kaip naudotis Europos darbo ieškančių duomenų baze ir kaip rasti jūsų įgūdžius atitinkantį darbą. Šioje EURES valdomoje duomenų bazėje vieni kitus randa darbo ieškantys asmenys ir darbdaviai visoje Europoje. Joje taip pat pateikiama informacija apie gyvenimo ir darbo sąlygas ES šalyse ir pagalba po įdarbinimu, pavyzdžiui, kalbų mokymus ir integracijos kursus. Šiame modulyje įsidarbinimo portfelio komanda žingsnis po žingsnio paaiškina, kaip ieškoti laisvų darbo vietų ir kaip kreiptis dėl darbų. Ieškokite tinkamų EURES darbo pasiūlymų bet kurioje Europos ekonominės erdvės šalyje, naudodamiesi EURES portalo funkciją ieškoti darbų. Naudodamiesi šio portalo paieškos pagal raktinių žodžių skiltimi, galite rasti laisvų darbo vietų pagal jus dominančią profesinę sritį. Čia rasite aktualią savalaikę informaciją apie laisvas darbo vietas 31 Europos šalyje, apimančias visus sektorius ir įvairias profesijas, įskaitant nuolatinius ir sezoninius darbus. EURES ieškoti darbo portalas turi patogią paieškos sąsają. Ieškantieji darbo gali pasirinkti pavyzdžiui šalį, regioną, profesiją, sutarties tipą arba derinti kelis darbo paieškos kriterijus. Dauguma darbo pasiūlymų į EURES portalą tiesiogiai perkelti iš nacionalinių duomenų bazių, kuriuose laikomi duomenys apie laisvas darbo vietas. Paprastai tik pareigybės pavadinimas ir aprašas rašomi šalies, kurioje siūlomas darbas nacionalinė kalba. EURES laisvos darbo vietos, kurios yra atviros tarp valstybiniam įdarbinimui, pažymėto žyma EURES vėliavėlė. EURES portale galite naudotis ne tik raktinių žodžių paieškos skiltimi, bet ir laisvų darbo vietų atitikimo galimybę bei išsaugotais paieškos profiliais. Susikūrę profilį galite žymėti dominančius sektorius, šalis ir kitą, bei gauti pranešimus paštu apie aktualias laisvas darbo vietas. Yra keletas būdų, kaip pretenduoti į šiame portale skelbiamas laisvas darbo vietas. Kiekvienoje laisvoje darbo vietoje yra skyrelis, kaip pateikti paraišką, kuriame rasite informacijos, kaip pateikti paraišką ir su kuo susisiekti. Daugelis įmonių turi savo internetinės įdarbinimo svetainės, kuriuose kartais galite pateikti elektroninę paraišką. Kitos įmonės nurodo iš įdarbinimą atsakingo asmens telefono numerį ir pašto adresą. Kontaktinis asmuo gali būti EURES konsultantas, kuris tvarkys paraišką. Peržiūrėję šią pamoką galite pabandyti naudoti Europos darbo ieškančių duomenų bazę ir ieškotis laisvų darbo vietų, naudodamiesi įsidarbinimo portfelio komandos parengta pirmo modulio žingsnis po žingsnio mokymosi veikla. Baigę galite palyginti savo atsakymus su įsidarbinimo portfelio komandos parengtais atsakymų pavyzdžiais. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.